Oficialiai pranešu, kad startuoja mano naujas projektas Sėkmė su Boru. Ir pirma pranešėja, su kuria aš pasikalbėsiu, pabendrausiu, sužinosiu jos sėkmės istoriją, yra Oksana Dan. Oksana Dan yra Nail It studijos įkūrėja, yra mūsų komandos instruktorė, ji yra verslininkė, ji užsiima ne tik nagais, bet ir nekilnojamų turtų. Taigi iš šios moters tikrai išgirsite naudingų, tokių, žinote, patarimų, informacijos bei patirties, kuri ir jums, aš manau, padės sukurti kažką kitaip gal padaryti. Taigi, eime. Labas, Oksana. Labas, Viktorija. Labai norėčiau to padėkoti, kad sutikai duoti man interviu ir pasidalinti savo sėkmės istoriją bei sėkmės formulę. Ačiū, kad pakvietei ir, kaip suprantu, aš esu pirmoji tavo pašnekovė, tavo tokio nuostabaus projekto. Taip, Sėkmė su Boru, šitas projektas yra skirtas būtent grožio industrijai ir aš labai norėčiau išgirsti jūsų būtent istorijas ir kaip jūs pasiekėte būtent tokių rezultatų. Oksana, papasakok savo kelią, kaip tu atsiradai šitoje industrijoje, kaip tu tapai nagų meistrė, kiek tau metų buvo. Man buvo tada 19 metų, žinoma, aš studijavau ir jau turėjau vaiką ant rankų ir mano svajonė buvo dirbti su nagais. Ir taip žinoma, kai visi tėvai prieš tokio darbo, nes visą laiką vadino tai manikiūršica, ne kažkokia ten nagų specialistė ar ten grožio kokia fėja. Tai labai buvo toks pasirinkimas dėl savęs. Kaip dabar, irgi labai dažnai moteris pabandžiau ir supratau, kad tai mano ir žinoma, labai džiaugiuosi to pasirinkimo, bet visą laiką, kai prasidėjo tas etapas, tai buvo kaip sau, dėl savęs, kaip hobis, bet tai tapo mano, kaip sakoma, negaliu pasakyti, gyvenimų vienas iš pagrindinių šaltinių, finansinių, netgi taip pasakius. O koks tavo kelias buvo iki instruktorės? Iki instruktorės kelias buvo labai įdomus, nes, Viktorija, jūs mane taip ir pakvietėt, mes susitikom netikėtai ir aš užklausiau apie tuos instruktorių mokymus. Visą laiką mano tikslas buvo vesti mokymus kažkada tai ateityje ir mes pabendravom, pakalbėjom, abidvi skrydom į atostogų ir grįžus aš gavau laišką, kvietimą į tos mokymus ir tas kelias prasidėjo labai įdomiai dėl to, kad aš buvau nusistačiusi savo, kad aš dar nevesiu, kad aš dar nenoriu, man buvo kažkokie tai kiti tikslai, bet aš labai norėjau tuo metu eiti į tos instruktorių mokymus ir kuo aš labai didžiuojuosi, nes tie mokymai, nors aš nevedžiau iškart, jie davė man kitus, kaip sakoma, kitų žinių ir žingsnių stipresnių, kad aš kažko pasiekčiau greičiau, pasitikėjimo gal savim. O dabar vedi mokymus, kiek jų yra, ar tai būna kaip? Šiaip dabar aš buvau paleidusi, kada jau tokius normaliai grupinius mokymus, labai buvau užsivedusi, mokymai, pradėjau iš karto kitus miestus važiuoti. Žinoma, mokiniai rinkosi ne taip, kaip aš norėjau, nes aš nelabai esu aktyvi socialiniuose tinkluose, bet vis tiek jų būdavo. Ir man užtekdavo, kaip pateikti save ir pajausti tą visą kaip mokytojas veiklą. Ir mokiniai, iš tikrųjų, nežinau, gal aš klystu, bet aš jaučiau, kad jiem patinka ir nebuvo tokių gal per visą tą karjerą, kai vedžiau grupinius mokymus, dar trumpa pakankamai. Gal viena mokinė jaučiau, kad jai nepatiko ir bandžiau aš kažkaip tai su ją rasti tą bendrą kalbą, bet jinai jau buvo nusiteikusi, atėjusi nesimokinti, o kažką veikti kito tuo metu. Tai šiuo metu aš vedu individualius mokymus, grupiniai mokymai prasidės rugsėjį vėl ir šiaip iš tikrųjų mano yra tikslas vėliau vesti normaliai mokymus, nes kažkaip, kada aš atėjau į instruktorių komandą, tada buvo tikslas mano salonus. Aš irgi buvau nusistačiusi savo, aš nenorėjau bele kur, bele ką ir bele kada, kad atidaryti. Aš norėjau to, ką aš turėjau savo vizijoje. Ir viskas palaipsniui, žinoma, ir covidas, ir kažkokie tai etapai, kurie mane atitraukė. Negaliu pasakyti, kad aš esu visur spėjantį. Vis tiek yra kas nukenčia. Tai šiuo metu, kad aš pasiekčiau visus tuos etapus, man labiausiai nukentėjo matyti instruktoriaus mokymai, nes man fiziškai neužtenka laiko tam.
Nu, nes pradėjai kurti saloną, kuris užėmė tau, nu, tikrai nemažai tavo jėgų ir energijos turbūt. Taip, dėl to, kad salonas, aš manau, kad dauguma merginų, moterų, savininkių kažkada tai pradžioj galvodavo, kad tai kaip faina, čia būsiu savininkė, ateisiu į saloną, kaip tie rilsai yra, šampaną gersiu, nu, pavyzdžiui. Iš tikrųjų ir valai. O iš tikrųjų jo, ir valai, ir šiukšlės nešioji, ir užperki priemonės, ir bendrauji su kolektyvu, bendrauji su kiekviena meistrė atskirai, komanda, kuri, antras dalykas, tie patys klientai, jie irgi yra dalis mūsų, mes turime, kaip sakoma, irgi pajausti tą klientą ir išmokti neparodyti savo kažkokio charakterio ar ego, o kažkokios turi būti vidinės bendros salono taisyklės, su kuriuom iš tikrųjų reikia dirbti, nes vienas specialistas tai supranta, o kitas vis tiek nenori, nu, nėra tos komandos. Ir kad jinai būtų, reikia tikrai labai daug dirbti, kas pasiekoje pasirodo, tai yra mano laikas, mano energija ir mano, žinoma, tas brangus laikas, kaip sakoma. Nu jo, ir čia, žinai, čia jau verslas prasideda, čia jau reikia daug ko ir ne tik mokėti personalą valdyti, reikia, žinai, ir su marketingu padirbti, ir visko dar reikia suorganizuoti tam, kad šitas verslas funkcionuotų. O aplamai, kai tau atėjo idėja pavadinti saloną? Arba kokios buvo idėjas ir kaip tu prie šitos likai? Idėjas buvo labai didelis, žinoma, aš kreipiausi pas astrologę, nes viskas, kas vyko su šito salonu, kažkada tai supratau, kad tai yra ta, kaip sakoma, pasieta svajonė ir jinai pradėjo dygti. Ir kada tu jau apčiupi tą savo projektą, atėjo laikas pavadinimui. Pavadinimai buvo labai skirtingi. Oksana Dan Beauty Lounge, Beauty Lounge, Nail Beauty Lounge. Skirtingi visokiausiai ir kažkaip aš turiu tokią klientę, kuri ilgą laiką gyveno Anglijoje. Ir mes su ja sėdėjom, kalbėjom, ir sako, reikia kažką tvirto. Tai realiai tai buvo toks kolaboracija kartu su ja ir iš tikrųjų čia, galima sakyti, jos idėja, mano vienos iš klienčių. Bet taip gimė ir man jinai prilipo iškart, žinot, va taip, gavai, nu ir kad taip miela širdžiai pasidarė. Tai va, tai ir iš tikrųjų trumpai, aiškiai ir lengvai. Saloną atidaryti, nu vis tiek, čia reikėjo ir pasiruošimo, visko, kokie didžiausiai iššūkiai buvo? Nu, iššūkiai buvo didžiausi, tai kaip aš ir sakiau, kad aš jau senai galėjau atidaryti. Nu, maždaug, bet vat, pas mane kažkokie tai yra savo principai. Aš noriu ten jaukių namų, šeimos gerovės etapais kažkur tai ir man norėjusi tokios erdvės, kad jinai tiktų man lokacija, man būtų gera. Ir aš įsivaizdavau savo kažkokias va, ten patalpas ir kada jau mes pasirašėm pirkimo sutartį, pats didžiausias turbūt dalykas buvo tai žinomas darbininkai, statybininkai ir meistrai, nes mes darėm, taip pasakius, per patį piką. O antras dalykas, mes buvom kaip ir po COVID-u, viskas užtruko daug ilgiau, tai automatiškai mes buvom bedarbiai visi, finansai irgi labai nukentėjo, o norėjusi daryti taip, kaip suplanavau ir pas mane kitaip negali būti. Tai buvo labai tas riba tarp finansų ir norų ir visgi aš pasiryžau daryti tai, kaip aš noriu. Pagalvojau, kad Dievas padės man tikrai, uždirbsiu. Ir didžiausias buvo turbūt stresas, tai statybininkai, kai palikdavo, kai užgerdavo, neatsakomybė ir žinoma ta finansinė dalis, kai susitarė ten kainą vieną, o kitą dieną atvažiuoja, pasako kitą kainą. Ir jinai buvo ten dvigubai daugiau. Tai vat, turbūt didžiausias stresas, kad nėra tos tinkamo laiko. Atsidaryti mes turėjom jau su pridėtais mėnesiais, ten pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį, o atsidarėm ten pavyzdžiui gruodžio mėnesį, ten lapkričio. Kiek užtruko remontas? 9 mėnesius kaip nėštumas. Aš tau sakiau, kad 9 mėnesių reikia. Aš visada, kai matau, kad kažkas atsidaro, sako, o aš po 3-4 mėnesių. Aš galvoju, nu nepavyks, vis tiek 9 mėnesiai, kaip tikrai bus. Gerai, daug kas žiūrės, kas gal planuojate daryti savo saloną. Pasakyk, kiek finansiškai žmogus turi planuotis, jeigu jisai ima naujas patalpas, kur reikės viską padaryti, kiek reikia tam skirti 1 kvadratiniam metrui apytiksliai? Nu, aš pasakysiu apytiksliai, nepasakysiu, bet tai yra kaip tu nori. Pigiai, vidutiniškai arba brangiai.
Tai ir Tai gerai, priklauso. nuo iki tada. Man gavosi tikrai brangiai ir dar plus pridėjus va tą visą, kad visi, nu kaina, jeigu 25 plytelės kainavo, klijavo po 40, tai aš manau, kad 1500 kvadratų tikrai reikia. Taip pat ir dėl tų pačių baldų. Tu gali paprasčiausią plokštę padėti arba dažytą plokštę padėti. Tu gali nupirkti paprastą kraną kokį nors senukos arba gali užsakyti kokį nors geresnį, šustresnį. Kas iš tikrųjų irgi negaliu pasakyti, kad pasiteisina. Taip pat tą patį liustrą. Tu gali nupirkti liustrą už 50 eurų ar tu gali už 10 000 pagabinti savo liustrą. Tai vat viskas susidaro į tai. Aš manau, tai man gavosi tikrai labai daug remontas. Mes žvengiam, kad iš tikrųjų galima buvo dar tokias pačias patalpas nupirkti. Kai atsikraustėte jau į šitas patalpas, reiškia, kategorija kainos paslaugų teikimo pasikeitė, ar vis dėlto stengiasi išlaikyti, kai buvo dar kai senose patalpose dirbai, kur nuomavai? Matot, man sunku sakyti dėl savęs, mano kainos jos visą laiką auga, tai automatiškai normalu. O salone, kai mes čia atsidarėm, tai kainos yra kol kas stabilios, tos pačios, bandėme tą dalyką daryti, kad meistrė, pavyzdžiui, yra mažiau patirties, mažesnį praisą įdėti, bet nežinau, nenoriu tikrai ginčyti su nieko, kiekvienas turi savo nuomonę, bet aš, pavyzdžiui, to nedaryčiau, nedariau ir labai džiaugiuosi, kad nedariau, nes, tu gali pakelti kainą gal kažkokiam labai super meistrui, pas kurį nėra galimybės pakliūti, bet vis tiek salone turi būti viena politika, maždaug kainos turi būti vienodos. Tai mes kol kas ne, pas mus kol kas taip. Bet pas mane tai faktas, kad mes kasmet kažkaip keliam, žiūrim, fiziškai tu nespėjai klientų priimti, nes ir metai jau netėjo ir tos jėgos, kaip sakoma, išsenka, nes iš tikrųjų, kiek aš turiu kolegijų, nieks nedirba, kurie pradėjo su manim. Nežinau, kada pas mane čia tas jau pasiveiks. Į pensiją gal jau išėjo? Kažką kitą veikia. Kokie yra pas tave paslaugų teikimo standartai? Ko tu mokini savo meistrus, kaip jie turi atlikti tą paslaugą? Standartas yra visų pirma saugumas. Aš labai noriu, kad visi dirbtų saugiai. Nagų industrija labai daug mums teikia madų ir visi nori koja žengti, bet iš tikrųjų ne viskas pasiteisina. Reikia tikrai, žinokit, aš visą laiką meistrams sakau, būkit svarbiausia, kad būtų pas jūs švaru ir saugu ir būkit sąžiningi su savo klientais. Jeigu yra kažkokia situacija, jūs turite įspėti, jūs turite paaiškinti, jūs turite iškomunikuoti, nes dabar antiek viskas keičiasi su cheminiais dalykais, kad klientai jie patys pasimeta, nes meistrai pasimeta ir mes turim būti tie žinių prikaupti specialistai, kurie turi pertikti tai savo klientui. Tai pas mane tokia politika, kad sąžiningumas ir saugumas. Kad tikrai neslėpti ir pripažinti kaltę visą laiką savo, jeigu kažką tai meistras padarė ir nesiginčyti gal su klientais, bet iš tikrųjų, žinot, klientai irgi yra skirtingi. Tai svarbiausias pas mus dalykas būtų, kad aš matau, kad meistrė tikrai ateinagi, tu paimi, kaip jinai dirba, pažiūri, tą gerai daro, tą žiūrėk irgi neblogai, o darbo eigoj procese tu matai, kad žmogus nedadirba. Žinoma, norisi, kad jinai paaugtų, bet ne visi tai pripažįsta. Yra labai daug tokių specialistų, kurie, jiem atrodo, kad jie viską moka ir viską daro. Tai aš labai paprastai darau. Turi atidirbti tą techniką, kad jinai galėtų veikti, kad dirbti, kad jinai galėtų pateikti. Aš paprasčiausiai neleidžiu daryti tos procedūros, jeigu aš matau, kad specialistas per silpnas. Jis turi užaugti. Matot, labai sunku kalbėti, nes šiai dienai aš esu patenkinta tiek, kas yra čianai su manim, kartu mūsų tikrai nėra daug ir aš labai džiaugiuosi, kad jie auga, kad jie nori, kad jie pripažįsta savo klaidas ir jie nori būti geresnė savo versija. Ir iš tikrųjų, dar gal čia biškiniai tema, kas man patinka, dažniausiai salonai dirba 10 iki 8, o aš esu tokia, jeigu mano klientų reikia, aš galiu ir 7 ryto atvažiuoti. Ir aš jom to nesakau, darykit taip. Bet aš matau, kad jie tą patį daro. Ir iš tikrųjų veikia toks dalykas, matyt, tas yra, kad koks esi tu, tokius tu žmonės ar traukia. Tai ir aš tokia, viena žiūriu, kita, trečia. Ir klientai, kas sako, Dieve, kaip patogu.
Žmogus gali anksčiau išeiti, žmogus gali uždaryti savo vieną dieną, pailsėti tada, bet klientas lieka patenkintas. Tu negali visą laiką tokį turėti grafiką nuo 10 iki 8. Nu, būdavo, Viktorija, pas jūs irgi buvo, kada jūs turbūt irgi dėl kažkokios klientės, kad force majoras, kad jūs sėdėjote ilgiau arba atėjote anksčiau. O kada ateina specialistas ir sako, ne, aš nenoriu dirbti nuo 8, aš noriu dirbti tada, kada bus užrašymai. Nu, tai faktas, kad tai yra ne mano žmogus. Ir aš ant to pabaigiu savo tolimesnę komunikaciją, kad netgi, kad jis jau eitų čia dirbti. Gerai, o kaip tu atrinki personalą? Kas tau yra svarbu? Žinokit, pradžioje aš ėmiau viską. Man atrodė, kad ateitų dirbti, aš ėmiau viską. Bet po to aš pagalvojau, taip, dabar Lietuvoje populiaru dirbti savo. Dirbu kaip noriu, už 15-20 eurų. Niekas man nieko nesako, niekas manęs netaiso. Ir aš dirbu, kada noriu. Tai vadinasi, jeigu aš šiandien paboliavojau, rytoj aš rašau klientam, kad aš susirgau. Taip? Salone, kada tu dirbi kažkam, tai kaip sakoma vadovui, kur yra kažkokie tai vėlgi standartai, tu taip negali elgtis. Kaip aš juokais sakau ir dabar buvau kaip mokymuose irgi pasirodo, tai ne vienos mano politika, kad mes negalim sirgti. Žinoma, atsiprašote, gal mane visi, kam iš tikrųjų būna taip, mes gyvenam ne laikais kaip vergų, viskas tvarkoja, tikrai yra tas susirgo ar dar kažkas, bet aš ėmiau viską ir žmonės, kaip ir pasakau, jie nematė tai, kas pas juos blogai. Aš norėjau būti ta, kuri padės, kuri duos, kuri suteiks. Aš praleisdavau savo čia laiką su jom, o vis tiek, kaip instruktorės diena, visi mes žinom, kiek jinai maždaug kainuoja. Netgi nors aš nesu ten populiari kažkokia žvaigždė, bet aš niekada nestačiau, kai net pradėjau instruktoriaus veiklą, kažkokie žemesnės kainas, nes aš žinojau savo vertę ir žinosiu ją visą laiką. Ir man buvo labai apmaudu, kada mes ir sakydavo, o ką aš čia blogai darau. Jinai net nesistengdavo ir jinai dirbo 10 metų savo ir norėjo ateiti dirbti pas kažką. Ir ta kaina, pavyzdžiui, jeigu jinai dirbo už 20 eurų savo, jinai atėjo čia 35, aš galvoju, žmogus patems, bet jinai nenorėjo. Ir tada aš supratau, kad aš turiu kažkokią tai sistemą, tada aš kreipiausi pas Oksaną Marusič ir jinai man paaiškino, kaip atrinkti, ką užduoti, ką atkreipti dėmesį, aš surašau savo punktą ir dabar netgi retkarčiais man užtenka telefonų, arba paštų, arba SMS-ų, netgi kai užduoda klausimą, tu jau girdi, ką žmogus nori. Jo klausimas yra iš tikrųjų, iš vis apie nieką. Yra daug rimtesnių dalykų, kuriuos mes turim aptarti dėl tolimesnės mūsų veiklos. Tai dabar aš turiu tą klausimyną ir žinokit, yra kai kurie klausimai iš vis, kurie nesusiję yra su mūsų profesija. Pavyzdžiui, aš paklausiau, ką mėgsti daryti, koks tavo yra dalykas, kas tau patinka, pavyzdžiui, ten gal daržę krapštytis, gal maistą gaminti, gal ten turi hobį, kokį sportuoja žmogus. Tokį klausimą užduodu, ar turi žmogus dar kažkokią tai veiklą, kur jis turi pasikrauti, jis turi turėti kažkokį tai dar vieną pasitenkinimą, ne tik dirbti. Tai vienas iš tų klausimų, iš tikrųjų, kuris labai labai pasiteisina. O vertybės turite kažkokias, kurių laikotės salone čia? Žinokit, vertybės. Arba pagal kurias irgi atkreipi dėmesį, ar tau tas žmogus, pritaps komandai. Suprantat, taip, turėtų būti tos vertybės, bet retkarčiais kada tau ateina žmogus, tu negali iškart pamatyti jo vertybės. Tu gali jo užklausti, jis gali tave apgauti ir taip toliau. Tai sakau, mūsų komanda yra labai maža ir kolektyvas yra nedidelis ir kai aš dabar susiduriu vėl su to etapu, kada aš vėl turiu atrinkti, aš retkarčiais net pasimetu ir dėl tų vertybių ir dėl visko, nes mums reikia augti, mes norim sukurti dar papildomų darbo vietų ir apie tas vertybės retkarčiais tu pamiršti, nes tu nori paprasčiausiai duoti galimybę žmogui, gal jis pritaps prie tų tavo poreikių. Kokių priemonių ėmiesi, kad motyvuoti savo darbuotojus? Pavyzdžiui, elementariai, kada aš girdžiu, kad kažkas kažką nori nupirkti, savo, pavyzdžiui, tą mašiną pakeisti, ar dar kažką, aš visą laiką sakau, visą laiką galima padirbti papildomą valandą, papildomą dieną. Žinoma, sąlygas aš pakeičiu. Jeigu aš matau meistrą, kuris tikrai nori, bando, stengiasi, jis su visu, noras iš jo
aš prisimenu save, bet aš neturėjau tokio žmogaus, kaip aš dabar esu kažkam ir aš viską suteikiu. Mane darbuotojas sako, o tau apsimoka? Aš sakau, aš noriu, kad jūs jaustumėtės čianai, kad jūs ateitumėte, jūs nejaustumėte tokio, žinot, kaip aš atsimenu savo vieną darbo vietą, aš bijodavau eiti į darbą, man buvo gėda eiti į darbą. Aš tokia buvau atininė, daug dievė, ten vadovas ateina, tu jau viskas kvėpuoti, pamiršti, dar kažką, toks nejaukumas, aš to nenoriu. Tai va, aš visą laiką sakau, motyvacija yra tokia, jeigu jums kažko reikia, kažkas nepatinka, kažkas netinka, aš kažką blogai pasakiau, ar pakviečiat irgi mane ir pasakot, sąžiningai, kad būtų tas sąžiningumas. Motyvacija, aš visą laiką noriu, kad jeigu matau, kad žinoma žmogus nesiseka, tai faktas, kad mes bandom atidirbti ir stengiamės, kaip ir pirmą manikiūrą. Man, bazinukės dažniausiai klausia, kiek manikiūrų tu reikia padaryti. Aš visą laiką sakau 100. 100 manikiūrų ir tada galit bandyti. Bet jie visi skirtingi. Vienai reikia 100, kitai 300. Bet čia nereiškia, kad jinai niekada nepradės jo daryti. Nereikia nuvertinti žmogaus. Jeigu yra noras, bus ir tas rezultatas. Tai va, ta motyvacija viena iš tokių, kad norisi visą laiką, finansinis dalykas labai veikia žmonės. Mes tokių laikų gyvenam, kada finansai tikrai daug ką padaro. Tai viena iš motyvacijų, tai tada sąlygos žinoma ir antras dalykas kursai. Aš leidžiu eiti visus kursus, jeigu aš matau, kad žmogus nori ir žmogus yra sąžiningas su manim. Kokius duotum patarimus meistrams arba tiems, kurie nori atidaryti saloną? Kaip pasiruošti šitam viskam? Žinot, vėlgi, kas mane pažįsta, žino, aš turiu tikrai kitų interesų ir kitų ten veiklų biški tokių, kur man netrukdo kurti savo nagų industrijos karjerą, bet aš visą laiką gaudavau klausimą, kodėl tu neatidarai grožio saloną. Ir visiems buvo keista, atrodo, turi pinigų, ten dar kažką, tai aš laukiu tos vietos, žinot, kad būtų man. Mano būtas pirmas buvo tas pats, aš užėjau į jį ir aš iškart supratau, kad tai yra mano vieta. Ir taip pat buvo ir su patalpom, aš kažkada šalia dirbau ir pro langą žiūrėjau, galvoju, kaip būtų faina, kad čia kažką pastatytų. Ir žinokit, Eifelis statėsi 2 metus, piramidė statėsi kiek metų. Niekas nevyksta per dieną, per 2. Tai yra, vėlgi savo noras, svajonė, tu kuri, tu planuoji, fantazuoji. Tai vienas dalykas, nebūti kaip visiems, o turėti savo tokį tikslą eiti link jo. Vienas nori nuomoti patalpas, kitas nori savo pirkti patalpas, kitas nori šiaip kažką tai atidaryti. Tai aš noriu patarti tokio dalyko, kad nebūti kaip visiems. Jeigu jaučiat, kad dar nelaikas, nepradėkit. Jeigu jaučiat, kad tikrai galit, nes visą laiką turi būti planas B. Ta prasme, o jeigu man neduotų kredito, kaip, pavyzdžiui, mano situacijoje, aš užrezervavau patalpą, sumokėjau avansą ir prasidėjo COVID-as. Ką daryti? Aš esu bedarbė. Ką daryti? Kaip man nupirkti? Aš irgi turėjau įvertinti tas galimybės. Tai visą laiką turi būti planas B, neimti imti, kad tai rodyti kažkokie draugiai, ten kažkokiai tai kolegiai, kažką tai. Nes iš tikrųjų Lietuvoje yra madoj atidaryti saloną. Tikrai yra toks laikas, kad yra labai madingas. Kūriamas dar vietą savo. Taip, kūrė vietą savo iš tikrųjų ir man labai nuoširdžiai gaila, netgi, dabar gal tai ne į temą, bet aš visą laiką sakau, apskaičiuokit, įvertinkit. Aš irgi gavau Facebook'e kažkada tai komentarą, kai aš nurodžiau savo darbo vietos nuomą, kiek aš norėčiau paimti ir man pasakė, kad atpirkti grožio saloną norite. Iš vienos pusės taip, aš tai dariau ne už dyką vienas dalykas, bet kai darbo vieta kainuoja 170 eurų mūsų laikais, kai tu turi sumokėti GPM, kai tau turi ateiti valytoja, tu turi kondicionierių, tu turi elektrą, ta prasme, tu turi vandenį galų gale. Tai aš norėčiau palinkėti visoms, kad apskaičiuotų finansiškai, kad apsimokėtų, nes jūs neturit sukurti tik savo darbo vietos, o viskas iš tikrųjų kainuoja. Tai paskaičiuoti ir tikrai nenuvertinti. Mes žinom vieną. Meistrai salonuose, manikiūras, permamentai, plaukai, visi tikrai labai gerai uždirba. Žmonės, kurie eina ant savęs dirbti, jie tikrai dirba pakankamai užtikrinti yra, kad jau gali dirbti, sau leisti tokią galimybę. Tai aš manau, kad jie į dieną tiek uždirba ir iš tikrųjų aš neskaičiuoju jų pinigų, bet aš skaitau, kad ta nuoma turi būti irgi adekvati, kada žmogus nori dirbti komfortiškai.
Nes iš tikrųjų aš turiu net pažįstamų, kurie atidarė tuo pačiu metu kaip aš ir jinai įima 220 eurų ir jų meistrė ateina pas mūsų saloną ir sako, tas blogai, tas blogai, tas blogai. Nu, tai ir atrodo, 220 eurų moka, tai realiai už dyką. 2 dienas padirbai, tu atidirbai tą nuomą. Žmonės nori viską savo noriu gauti, o sumokėti nenoriu už tą vietą komfortišką. Nu, paimam tuos pačius spaudos rūmų. Kiek ten yra, visas aukštas yra grožio specialistų, kas yra jau nelegalu. Ir tokie, kaip sakoma, kaip salonai, kurie dirba, kurie viską moka, kurie turi higienos pasus, ką spaudos rūmai, ten tos meistrės jos visiškai neturės. Tai antras dalykas, kad iš tikrųjų tom turi užsiimti, kaip sakoma, ne mes, o institucijos. Kitos institucijos, jo. Tai kol tai nebus, kaip sakoma, sutvarkyta, tol bus tokia, vat, kad Bardakas. kažkam brangu, kažkam pigų, tai, vat, tai toks dalykas iš tikrųjų turėti savo tikslą, turėti savo svajonę, apskaičiuoti, kad nekankintis, kad neverkti ir žinoma, nieks nežino, kas čia bus toliau su ta grožio industrija, nes kada finansinės, kas? Va, Viktorija, nusičiaudė, vadinasi, tiesą pasakiau. Iš tikrųjų, turime, kaip sakoma, visi, ta prasme, savininkai, meistrai, mes turime turėti vieną bendrą tikslą, kaip sakoma, dirbti ne už pigiai, o savo darbą įvertinti. Nes viskas kainuoja ir mūsų mokymai, ir mūsų darbo vietos, ir mūsų investicijos, o klientai mūsų yra tikrai išlepinti ir Lietuvos industrijos grinais, kas susiję su nagais lygis, yra tikrai labai geras. Jo, ir šiaip visiems, kurie ruošiasi atidaryti saloną, šiaip irgi rekomenduočiau pasiruošti, kaip bus vykdomas marketing, kaip pritrauksit klientus, kaip išlaikysite klientus, paskaičiuokite viską labai gerai, įsivertinkite ir nebūkite, žinote, kad belė už kiek išnuomoti, tai neturi prasmės ir visada pažiūrėkite tai kaip į verslą, nes jūs turite iš to užsidirbti, o ne paprasčiausiai daryti tai nemokamai. Ar turėjai kažkokį keistą klientą, su keistais norais gal? Nu, žinot, aš manau, kad keistų klientų mes periodiškai visi turim, bet kad tokį vieną, kad atsiminti ir kad kažko keisto prašytų, ne. Gal galiu papasakoti, kai aš atsisveikinau su savo mylimiausia klientė. Paprasčiausiai buvo toks dalykas, kad jinai pastojo vėlavo ir aš tikrai šituo dalyku nesidžiaugiu, aš ją labai myliu ir tikrai, kaip sakoma, jinai man buvo labai svarbus žmogus. Aš visus klientus savo gerbiu ir labai myliu ir vertinu, bet atėjo ta riba, kad klientas mane apstaugė dėl to, kad jinai gavo pastabą dėl vėlavimo ir jinai labai negražiai pradėjo šūkauti, riekauti, nes pas ją pasirodo buvo kažkokios tai sveikatos problemos, bet tai buvo pastoviai. Ir aš visą laiką sakau, mes esam žmonės ir jeigu jūs turite sveikatos problemų, jūs galite parašyti ir pasakyti, aš ten netvyksiu ar dar kažką. Tai labai buvo keista, kad po visko, kai jinai mane apšaukė, ten trenkė durim, nors tai jau buvo antras kartas per mūsų tokį susitikimą, ta prasme mūsų tokį laiką draugystės ir paprasčiausiai kitą kartą aš galvoju, kad jinai neateis, nors jinai buvo priekį užrašyti ir jinai atėjo kaip niekur nieko, bet aš jai pasakiau, kad aš neatliksiu paslaugos. Man pasidarė, žinokit, aš visą laiką, man buvo gaila visą laiką klientų, bet tą kartą man pasidarė gaila savęs. Ne dėl to, kad tu ten turi kažką tai nosį užrėtęs, yra pagarba. Aš skaitau, kad mes turim gerbti. Visų laikas yra brangus. Klientas nenori, mano klientai nenori sėdėti po durim 20 minučių, kai aš dirbu su kita klientė. Tai kodėl aš turiu laukti irgi taip pat klientų? Yra nustatytos mano asmeninės tokios taisyklės ir aš skaitau, kad aš nieko blogo nepadariau ir tai buvo pamoka ne tik man, bet ir tai pačiai klientai. Kaip žinau, vykdai ne tik grožio salono veiklą, bet ir nuomos dar verslų užsiemi. Pasakyk, kaip tavo aplamai atėjo idėja dar tokį papildomą savo verslą pasidaryti ir papildomą pajamų šaltinį? Nu, tai kaip aš jau ir minėjau, studijavau, pradėjau manikiūro karjerą, išsiskyriau, likau viena su vaiku ant rankų ir mūsų darbo valandos buvo pakankamai ilgos ir aš suprasdavau, kad aš esu ta mama, kuri vaiką
Aš norėjau auginti tą vaiką, kad jis viską turėtų, kad viską gautų. Ir gavosi, kad šiaip man visą laiką gerai sekėsi, aš niekada nedirbau pigiai. Ir mano tas praisas jis tik augo ir klientų aš turėjau. Ir aš vieną gražią dieną pagalvojau, jeigu man kažkas atsitiks su ranka, pavyzdžiui, kaip kas. Dabar labai daug kalba apie investicijas. Dabar, žinokit, tik tai reikia klausyti, ką šneka. Dabar labai daug yra galimybių investuoti, taupyti, kurti. Tais laikais nebuvo. Ir aš neturėjau turtingų tėvų, kas man paimtų ir duotų kažkam tai. Ir aš supratau, kad aš turiu kažkaip tai suktis. Tai kaip jūs klausėt dėl motyvacijos meistram, aš visą laiką save motyvuodavau taip, kad pradėjau domėtis, kaipgi nupirkti kažkokį papildomą būstą. Pradėjau domėtis, ten reikia pinigų, įnašų ir taip toliau. Aš pradėjau taupyti su investicijom, pradėjau bandyti per bankus, kad man ten įnašų pirmam reikėjo, kaip gauti tą paskolą, pradėjau domėtis. Ir taip, vieną gražią dieną aš nupirkau pirmą savo būstą. Ta prasme, tai gražiai skamba dabar, aš nupirkau būstą. Jis iki šiol yra kredite, bet tai yra kažkokia tai palaikomoji tokia finansinė galimybė. Aš iš jų dar neuždirbu taip, kad aš galėčiau jau iš vis išeiti iš darbo. Bet tie būtai, jie maitina patys save dėl to, kad jie yra kredite, tu sumoki ten kažkokius mokesčius. Ir gaunasi, kilo tokia mintis tam, kad mes esame labai neapdrausti mūsų specialybė. Mes, nedaug dievė atsitiks su kažkas, tai su akim, su stuburu ir taip toliau, tai nukentės ir aš supratau, kad man reikia tos pagalbės. Ir aš visą laiką jaunimui, kada ateina merginos, aš jom visą laiką aiškinu, jūs turite suprasti vieną dalyką. Jeigu jūs nenorėsite dabar, po to bus per vėlu. Kol tu esi jaunas, tu turi apie tai galvoti. Tu turi galvoti. Aš anksti pagimdžiau, dėl to aš galvoju ne tik apie save, bet ir apie savo vaiką. Tai vėlgi ta stiprybė, turbūt tas noras, jis atsiranda iš kur? Nuo tų žmonių, kurie mes rūpinamės. Ir aš norėjau rūpintis gerai, aš turėjau norą, kad vaikas augtų aprūpintas visame kame ir automatiškai taip ir ėjo. Ir žinokit, vienu momentu pagalvojau, kad sustosiu, nes buvo tokia situacija, kad turėjau kai ką parduoti, dar irgi, kaip aš sakiau, visiems viskas atrodo tik gražiai, kai tu gauni. O kokį tu turi kelią praeiti, niekas to nemato. Tai buvau sugalvojusi, kad apstosiu su ties tų dalykų, bet supratau, kad ne, man patinka. Nes kiekvienas padarytas naujas projektas, tai pasakykim būtas, jis tave pakrauna ir tu vėl turi labai daug energijos. Kokie iššūkiai būna, kai perki būstą, jį reikia įrengti? Žinokit, su įrengimais aš jau save pavadinsiu profesionalu, dėl to, kad aš galiu pasakyti, aš jau tapau ramesnė, aš supratau, kaip dirbti su vyrais, su statybininkais, kaip elgtis, ką sakyti, į ką atkreipti dėmesį, nes būtai nuomai tai neprilygsta būtai gyvenimui, kuriuos tu darai asmeniškai savo. Dabar jau reikia atskirti ne norus, kas man patinka, kad būtų žmonėm patogu. Tai iš tikrųjų vėlgi, kad su statybais dabar gal iš tos nuomos pagrindiniai dalykai nuomininkai, nes visi žino savo teisės, o ta prasme, jie žino savo teisės, o jie yra nuomininkas, yra nuomotojas. Ir kaip gaunasi, kada būna kažką pridirba, tai tokie didžiausi dalykai, kad nesinori baigti draugystės su teismais. Tai vienas buvo per mano tą visą kelią, vienas teismas. Žinoma, aš jį laimėjau, bet tai buvo vis tiek nesmagu ir finansiškai, ir bet kokiu atveju. Kokie būtų patarimai tiems, kurie nori pradėti užsiiminėti šio verslu ir aplamai, ar iš to yra verslas, ar tai turi būti mėnesinės nuomos, ar tai būtų vienadienės? Žinote, kaip yra labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų gauna ten iš kažkur tai iš tėvų, palikimus ir taip toliau. Tai jeigu jie neturi kuom užsiimti, ta prasme, jie neturi kažkokios tai fantazijos, kažką tai gilintis toliau, tai tos pinigus aš tikrai dėčiau į nekilnojamą turtą, bet aš gal nedėčiau tik Lietuvoje. Aš pirkčiau tam tikruose skirtingose pasaulio šalyse ir gal bandyčiau netgi, kai dabar yra populiaru šilti kraštai, tai tenai tokie, čia aš kalbu, kada žmonės turi. Mano atveju, kaip aš tai dariau, aš tą dalyką siūlau, jeigu tu esi jaunas. Jeigu tu esi jaunas, tu dirbi grožio industrijoje, tu turi
klientų ir, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai tau kažkokiam reikia įnašo, tu turi sugalvoti, kad tu turi paimti dar vieną klientą. Jeigu tau, tu išgyveni, pavyzdžiui, jeigu uždirbi ten 2000 eurų, bet tu atsvajoji paimti kreditą. Faktas, kad tau tų 2000 užtenka tik tokiem dalykam, ten asmeniniam. Ir tau dar kreditui taupyti, automatiškai viskas turi prasidėti nuo jaunystės, skaičiuoti, galvoti tikrai. Ir šiai dienai aš nepasakyčiau gal, kad tai yra, kas norėtų, kad tai apsimoka labai, bet dabar sakys, kodėl jinai tada tai daro. Mano buvo tokia pradžia ir aš dabar, kai žiūriu rinkos kainų, kiek kainuoja ir palūkanos, aš su tą intenciją kalbu, kad šiai dienai nepradėčiau. Bet pavyzdžiui, žiūrėsim, kas bus toliau, jeigu tikrai tos palūkanos kris, kodėlgi ir ne. Kodėlgi ne, nes, mano atveju, kai man atsitiko tokia situacija, prireikė pinigų, aš pardaviau, atidaviau dalį kreditų, kažkiek tai jau buvo tų pinigėlių, būtas buvo išlaikytas 10 metų, automatiškai, kodėlgi ne, tai vis tiek yra tokia pagalbė kažkokiu tai atveju. Jisai visada tik brangsta, bet neatpinga. Taip, kaip visi žinot, netgi kaip Paryžių dabar apie Cartier pasakoju, mes visi galvojam, kad briliantai tai yra investicija. Pasirodo nelabai, labai geras turi būti briliantas, kad jis būtų investicija. Tai aš manau, nekilnojamas turtas, bet kokiu atveju tai yra labai labai gera apsauga. Ir visada gali parduoti, jeigu reikės. Taip, tai aš ir kalbu, tik tai šiai dienai, sakau, reikia labai vertinti. Aš tikrai turiu labai daug žmonių, kurie ėmė labai didelius būstus, labai didelis paskolas ir jie neįvertino savo galimybės. Planas B turi būti visada. Geriau paimti kukliau, mažiau, bet po laipsniui, negu iš karto padaryti didelį žingsnį. Ir tikrai turiu vieną porą, kurie turėjo šiai dienai atsisakyti savo svajonių būstą, gyveno nuomininkai, o jie nuomoja daug kuklesnį būtą dėl to, kad jie neišgali išmokėti tų, kaip sakoma, palūkanų. Kaip tu pavyksta viską suderinti? Grožio salonas, nuomos verslas, kažkiek mokymų tu vedi, kaip visą tai subalansuoji? Gal turi savo jau tokią balanso formulę? Žinot, visi mes norim to balanso rato, kur viskas tobula. Šeima, santykiai, draugystės, verslas, gal ir pačios kažkokia tai ugdymo dalis, kad augti. Ir žinot, aš galiu pasakyti, aš labai supratau vieną dalyką, kad aš žinau vieną, nėra taip tobula pas nieką. Vis tiek kažkur kažkas šlubuoja. Tai pas mane irgi kažkas kažkur šlubuoja, neužtenka. Ir žinot, aš netgi šiandien prieš interviu prisiminiau vieną dalyką, kad aš visą laiką turėjau kietą aštuntuką. Mokykloj, aš buvau tarp pirmų, bet kai atsitinka egzaminas ar dar kažkas, tas aštuntukas. Tai aš visą gyvenimą esu visur, manęs yra visur daug, bet tai nėra ant 10, nebus niekada. Ir visur, žinokit. Ir aš tai pripažįstu. Jeigu tai santykiai, tai bus aštuntukas, bet jis bus kietas. Jeigu šeima, tai bus aštuntukas. Ir nesu aš pasirodo maksimalistė, kaip atrodo, kad pas mane tas yra tobula, aš matau vis tiek, kad kažkas kažkur tai šlubuoja, nėra taip. Bet jeigu paėmus tą balansą, jis visur yra toks. Atrodo, ta formulė, žinokit, pats didžiausias dalykas tai tikėti savim. Tikėti savim ir visą laiką jausti save. Yra labai labai graži frazė. Laiminga mama, laiminga šeima. Na taip. Tai žinokit, iš tikrųjų taip ir yra. Nes moteris yra, ne moteris, o moters energija yra labai labai stiprus įrankis. Ir kada ta energija yra balanse, tada viskas aplink yra balanse. Tai iš tikrųjų, aš net nesiparinu, kad pas mane nėra to 10-tuko. Bet labai džiaugiuosi, kad yra tas kietas aštuntukas, bet išanalizavus kiekvieną etapą, taip yra. Ar turi slaptą talentą? Nežinau. Aš tai galėčiau pasakyti, bet noriu, kad tu pati pasakytum. Nežinau, žinokit, aš kaip ir visigi kažkur nepasitikiu savim, žinot. Tai yra normalu. Gal aš atrodau ten kieta, stipri, griežta, bet iš tikrųjų aš esu labai jautrus žmogus ir tokį talentą, kad savo, nežinau. Aš visą laiką galvoju, kad mano talentas yra nagai. Aš kaifuoju, žinokit, išvažiuoju atostogų, grįžtu į darbą
Ir aš tik paimu pirmą klientę ir jos žvengiau pačios iš manęs. Aš kaifuoju nuo to garso, aš kaifuoju nuo to kvapo, žinot, kaip būna toks specifinis pas mus kabinete. Aš netgi būna, kai darbą ateinu po atostogų ir tai toks įkvėpė, toks pagaliau, nu toks, nežinau, tai vat tą talentą atskleisti, visą laiką man atrodė, kad mano talentas vat ir yra ta grožio industrija, tie nagai, kad viską, ką aš darau su nagais, tai yra vat mano talentas. Net ta profesija ir gavosi kaip... Nu, čia talentas, apie kurį mes žinom, bet slaptas talentas. Tai yra tavo, kad tu turi stiliaus, tokį pojūtį, skonį. Tu žiūrėk, kiek tu duodi patarimų, kur nusipirkti vieną arba kitą daiktą, kaip tu moki, tau pavyksta sudekoruoti kažką. Va tavo talentas. Nu, ačiū, Viktorija, šiaip iš tikrųjų man labai malonu, bet aš... Nu taip tiesiai šviesiai, gal aš dar nepripažįstu to. Man tai iš tikrųjų labai malonu tai girdėti ir gal tai irgi bus toks vat, vienas iš tikslų ateičiai kažkoks, tai, bet pati aš dar to nepripažįstu, kad kaip talento. Jeigu taip grįžtum dabar atgal, ką savo karjeroje pakeistum? Ką pakeičiu savo karjeroje? Turbūt nieko. Nieko nepakeičiu, gal... būčiau biški, saugočiau savo sveikatą labiau dirbdama su klientais, gal mažinčiau tą valandų kiekį, biški saugočiau save. Nors iš tikrųjų sakau, kad nuo tiek metų, kiek aš dirbau ir pagal tą laiką, kiek aš priimdavau klientų, tai aš nemanau, kad man kažkas braška kažkur. Tai vėlgi grįžtant prie balanso, aš kažkada tai, kai neatsikėliau iš lovos, supratau, kad aš turiu kažką tai daryti. Ir tai žinoma, tai buvo pilatesas, išsigelbėjimas, į kurį aš vaikštau visą amžinybę. Aš neturiu sixpacko, aš neturiu ten tobulų kūno formų, bet aš esu fiziškai stipri. Ir gal va, tą dalyką aš pradėčiau anksčiau daryti, rūpinti savo sveikatą, maistu, treniruotės kažkokias, tai va, savo, ne tai, kad ten štangas, tai ne apie mane, bet kažką tai kūnui, va, grinai pradėčiau biškai anksčiau daryti, nes iš tikrųjų mūsų profesija kenčia. Kas yra tavo varikliukas tavo gyvenime? Kas tave motyvuoja? Nu, visą laiką mane motyvavo vaikas. Iš tikrųjų, ir kada aš palaidau mamą, aš supratau, kad varikliukas buvo jinai. Aš galvodavau, į ką aš tokia. Ir aš supratau, kad aš buvau ją, nes jinai augino 5 vaikus viena. Iš tikrųjų, ir tas variklis visą laiką vaikas, aš visą laiką kažką norėjau jam geresnio ir saugesnio, ir aš turėjau siekti. Ir visą laiką, kai aš neturėjau jėgų, grįždavau, aš jam sakydavau, ateik, man reikia energijos. Ir mes apsikabindavom. Ir aš žinokit, man kaip viskas dingdavo. Iš vėl šypsena, vėl noras kažką daryti, tobulėti ir taip toliau. Ir iš tikrųjų reikia visą laiką atkreipti į šalia esančių žmonės. Ir mane gyvenimas, matyt, daug davė pamokų. Ir kada aš pradėjau bendrauti su tinkamai žmonėms, kada mane pradėjo supti tinkami draugai, tinkami kolegos, aš pasidariau dar stipresnė ir ta motyvacija, tas varikliukas, jis pasirodo, aš pasikraunu nuo visų, su kuo aš bendrauju. Vat šiandien, pavyzdžiui, mes filmuojam, automatiškai aš vėlgi pasikrausiu. Ir kaip aš visą laiką sakau, kas tave išmokino, ar kas tau tai parodė, aš sakau, žinokit, aš mokinuosi iš visko. Aš net iš valytos mokinuosi. Nu, ta prasme, tas gaunasi, kad aš antiek pradėjau mylėti, ką aš darau savo gyvenimą. Jeigu net man niekas nesiseka, kažkas nesiseka. Aš pasakau, kad tai yra laikina. Problema yra tada, kad tu jos negali išspręsti. Tai, baisiausias dalykas, ką mes galim bijoti, tai yra mirtis ir sveikata. O visa kita, žinokit, mes galime, kaip sakoma, per čia, patys ramiai, kaip sakoma, save paauginti. Ir iš tikrųjų paskutiniu metu, nežinau, ar jūs girdėjote iš mane komplimentų, bet pradėjau sakyti žmonėm komplimentus ir juos girti. Man anksčiau būdavo kažkaip kaip ir gėda, kai gal ir ne į temą atrodė, bet visigi nori, visos moteris nori komplimentų, bet pasirodo ir vyrai nori. Ir vyrai nori gražių žodžių ir kad juos pagirtų. Ir iš tikrųjų, kada tu pasakai žmogui komplimentą, jisgi kaip pasikeičia. Ir mes neišmokdavom priimti netgi komplimentus. Aš, pavyzdžiui, anksčiau nemokėdavau jos priimti. Dabar aš išmokau padėkoti. Ir iš tikrųjų toks fainas dalykas ir vėlgi tu sukuri aplink save gerą energiją. Ir
geri santykiai, geri žmonės, ta aplinka tokia, kaip reikia išmokti draugauti, reikia išmokti mylėti, reikia išmokti džiaugtis viskuo. Tai lyja, tegul lyja, fainas, šviečia saulė, kaip būna, išvažiuoji, oi lyja, oi vėl tas, nu mes patys save blogai nuteikiam, lyja, faina. Žolė pažalios greičiau, ten žemė prisisotins. Iš tikrųjų, mes retkarčiai save blokuojam ir tą energiją patys sukūrėm savo blogą. Tai manau, kad, kaip sakau, vaikas jau užaugo, mama irgi kaip ir jinai yra, visą laiką vis tiek tą energiją sukūri ir pats. Ir pats sukūri, bandai, kaip sakom, kad tas dalykas būtų nuostabus. Netgi mūsų komanda, paėmus instruktorių jo, mes susitinkam kartą į metus arba į du, mes irgi pasikraunam nuo savo kažkokių tai veiksmų, šypsenų, bendro kažkokio tai projekto. Tai yra faina, kada tu bendrauji su tinkamai žmonėms, ne kurie tave nusodina, ne kurie tave kažkur pažemina, o kurie džiaugiasi su tavim kartu kažkokiam smulkmenom. Vienas geresnis instruktorius, kitas ten dar kapstosi kažkur tai, bet tai nereiškia, kad jis yra kažkom tai blogesnis. Tai va ta energija, aš manau, kad jinai iš tikrųjų sukuriama yra natūraliai mūsų pačių, tik reikia noro. Kokie yra tavo 3 didžiausi pasiekimai gyvenime? Mano 3 tokie pasiekimai kažkada, tai labai senai. Aš su dviračiu stovėjau vienoje vietoje prie pajūrio ir man labai patiko ta vieta. Ir automatiškai dabargi populiaru turėti savo būstą prie jūros. Nesvarbu, Ispanija, Kipras, Lietuvos Baltijos jūra. Tai labai didžiuojuosi savim, kad pagaliau pasiekiau tą etapą ir įsigijau savo svajonių būstą. Žinoma, dar laukia didelis kelias. Pasiekimas turbūt salonas, nes pas mane tai nebuvo, kad aš šiandien sugalvojau ir rytoj padariau. Aš labai, kaip ir sakau, pas mane visi procesai vyksta labai ilgai, bet jie labai apgalvoti ir jie tokie, sugalvojai, nufotografavai ir taip pat gauni, kaip norėjai. Ir trečias turbūt mano namai, kuriuose aš gyvenu, tai visi gal tokie dalykai yra susiję su nekilnojamu turtu, su būstu, bet, kaip sakoma, kada žmogus turi savo kampą, tai yra jo pasiekimai. Tai yra iš tikrųjų labai geras dalykas. O dar tokį matyt pasiekimą, kaip aš ir sakau, aš nuėjau kažkada tai padariau tą žingsnį, kad aš vis tiek baigiau manikiūro profesiją ir tapau nagų specialistė ir aš skaitau, kad tai yra irgi vienas iš pasiekimų, nes nesakysiu, kad manikiūro specialybė yra lengvas kelias. Daug yra žmonių, kurie jį meta kažkada. Tai labai džiaugiuosi, čia irgi skaitau kaip mano pasiekimas, nes aš esu savo, nežinau kaip kam, pati geriausia. O buvo kažkokios nesėkmės? Nesėkmės jos dažniausiai yra tokios asmeninės, gal iš gyvenimo tokios nesėkmės, kurias aš tikrai labai išgyvenau sunkiai. Tai jeigu norit, galiu išvardinti, aš irgi žmogus, nėra taip lengva, kaip visiems atrodo. Kad nežinai, žmonės negalvotų, kad viskas rožėm klota. Taip, visi galvoja, kad viskas rožėm klota. Tai žinoma, skyrybos, buvo mamos netekimas, kas buvo netikėta, tai toks dalykas, kuris emociškai žmogus palūžta ir jam iš tikrųjų yra labai sunku, tuo labiau, kada tu to nesiruošia. Žmogus yra kada labai vyresnis, tai gal. Ir gal, kad nutraukiau santykius su geriausia savo draugė. Tai aš manau, kad tai buvo tokie dalykai, kurie mane paveikė. Bet faktas, kad gyvenimas tęsiasi, atsiranda nauji žmonės, atsiranda nauji iššūkiai ir, kaip sakoma, tu viską pamiršti. Bet tie 3 dalykai jie liko. Ir pabaigai, kokia yra tavo sėkmės formulė? Mano sėkmės formulė, žinokite, dėkokite visatai. Dėkokite už viską, kad turite, ką valgote, šypsokitės. Sakykit daug komplimentų, nes retkarčiais jūsų komplimentas arba jūsų paskatinimas žmogui gali labai daug padėti. Žmonės linkėgi prigalvoti savo visko, istorijų prikurti ir save pamenkinti. Tai iš tikrųjų tavo sėkmės istorija, aš labai džiaugiuosi, kas yra dabar
aplink mane. Ir aš manau, kad kažkada tai vieną gražią dieną aš pakeičiau savo mąstymą ir pradėjau už viską dėkoti. Kaip bebūtų, aš už viską dėkoju ir džiaugiuosi, kur aš esu, ką aš darau, su kuo aš esu. Ir manau, kad būti žmogum, o kada tu nori būti žmogum, tu turi būti dorų žmogum. Nu, neturi būti. Ir automatiškai, tu nori būti dorų žmogum, tu turi suktis. Suktis visur, visame, skubėti, daryti, klysti. Ir tik tada tu pasieki tokį dalyką. Normalu yra suklysti, normalu yra atsiprašyti, jeigu tu kažką padarėjai. Ir yra iš tikrųjų normalu, kaip sakoma, kaip čia pasakyti, net nežinau, norėti kažko tai daugiau, bet yra faktas, kad ne šiandien tai tu gali tai turėti tai rytoj, bet jeigu tu šiandien to negavai, tu vis tiek padėkok. Gal tave nuo kažko tai apsaugojo. Tai vat. Ačiū tau, Oksana, kad sutikai duoti man interviu ir pasidalinai savo sėkmės istoriją. Bet aš dar nuo savęs norėjau tau labai padėkoti, nes ta mūsų draugystė ir tas mūsų bendravimas davė irgi man labai didžiulius pokyčius gyvenime. Ir jeigu ne tu, tai aš irgi savo to pirmo būsto neįsigyčiau, nes tu mane tada pastumėjai ir sakei, viskas bus gerai, pamatysi, viskas pavyks. Ir iš tikrųjų viskas pavyko ir aš turiu dabar savo namus, savo išsvajotus namus. Tai ačiū tau už tą, bet visada palaikymą, kažkur, žinai, ir pasidalinimas savo patirtim, nes tavo energija yra kitokia, mano yra kitokia ir tai bendrai gimsta. Ačiū už tą irgi draugystę, nes kaip ir nesenai sakėjai, draugauti irgi reikia mokėti. Taip, tai bendrai vienas kitam duodame tikrai daug gerų pamokų, patarimų ir, aš labai tai vertinu. Ačiū tau labai. Ačiū labai ir aš dar kartą norėčiau padėkoti irgi tam netikėtam, kaip sakoma, susitikimui, nuo kuriuo prasidėjo ir mūsų draugystė ir tas kelias. Ir aš labai labai vertinu visą laiką tą palaikymą ir iš tikrųjų kažkur tai aš visą laiką stebėdavausi. Atsimink, aš tave sakiau, kodėl tu tokia visiems. Iš tikrųjų tai labai labai veža ir kada tu supranti, kad tave supa tokie žmonės, tu pats nori būti toks. Ir iš tikrųjų labai labai faina. Ačiū tau labai. Man jis šiurpuliukas. Vat ir viskas. Pokalbis mūsų praėjo. Paskutiniai žodžiai buvo, tai net šiurpuliukas ėjo. Kai tu pažįsti žmogų, tu jį jau žinai. Man, Dieve, mes su Oksana gal jau apie 8 gerus metus tikrai pažįstamos. Tai kai žinai tą žmogų labai iš arti, tai tą pokalbį galima buvo pakreipti įvairia linkme. Taigi mano išvada po šito viso pokalbio, kad viskas yra įmanoma, viską galima suderinti. Svarbu yra tikėti, pasitikėti savim, išlikti žmogum visų pirma ir tikrai galima bus pasiekti savo karjerą ir gyvenimą to, ko tu labiausiai nori ir to, ko tu sieki iš tikrųjų. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti Oksanai už šį nuostabų pokalbį, o jums, mielieji, jau kurti patiems savo sėkmę, nes viskas iš tikrųjų yra mūsų rankose.